Jeigu ieškote ypatingos katės, atkreipkite dėmesį į Burmilą. Šios veislės katės ne tik elegantiškos, bet ir neįtikėtinai draugiškos. Labai švelnaus temperamento ir ypatingai gerai sutarančios su žmonėmis. Jos yra labai protingos ir bendraujančios. Taigi, susipažinkite su Burmilomis. Burmilos tai netikėtos meilės istorijos vaisius. 1981 metais Jungtinėje karalystėje šinšilinės spalvos persų katinas susidraugavo su lelijinės spalvos burma ir taip gimė pirmoji Burmilų vada. Dėl unikalios išvaizdos ir ypatingo būdo Burmilos greitai pelnė populiarumą. Viena iš entuziastiškiausių šios veislės kačių gerbėjų, tarptautinės kategorijos kačių ekspertė, Burmilų veisėja iš Čekijos. My own breed are Burmilas. Mano veislė yra Burmilos. Jos šiek tiek panašios į burmas, tik žaliomis, didelėmis akimis. Labai švelnaus temperamento, ypatingai gerai sutarančios su žmonėmis. Sidabriškas kailis, kerinčios žalios akys ir švelnus būdas paverčia jas viena mieliausių kačių veislių. Iš burmų jos paveldėjo sumanumą, o iš persų kačių švelnų būdą. Persai suteikia minkštą temperamentą, tad Burmilos yra draugiškesnės ir labai linkusios bendrauti su žmonėmis. Taip, tai tikrai šeimos dalis. Jos myli vaikus, mėgsta žaisti, taip pat mėgsta miegoti su jumis lovoje. Tam, kad ir katėms būtų gera augti šeimoje, kurioje yra vaikų, vaikučius būtina nuo mažens mokyti tinkamai elgtis su gyvūnais. Burmilų kailis nesivelia ir yra lengvai prižiūrimas. Unikali jos spalva atsiskleidžia tik apie 4 gyvenimo mėnesį. Įdomu tai, kad tikroji spalva būna tik ant plaukų galiukų. Dėl to susidaro įspūdis, kad katė lyg sidabruota. Burmilų spalvos gali skirtis. Jų variacijos išsamiai aprašytos Tarptautinės felinologų federacijos FIFE oficialiame Burmilų veislės standarte. Karštuoju metų laiku tokios katės dažniausiai šiek tiek šeriasi ir tada jas būtina specialią šukavimo pirštinę pašukuoti bent kartą per savaitę. Jos neturi daug poplaukio. Visos katės laikas nuo laiko šeriasi. Taip, bet šios ne tiek daug, kaip pavyzdžiui britų ar kitos ilgaplaukės katės. Su tuo galima susigyventi. Burmilos mėgsta žmonių draugiją, sukiojasi aplink, tačiau neįkyri. Jos mielai mokosi triukų, tokių kaip pavyzdžiui atnešti kamuoliuką, ir yra labai prisirišusios prie šeimininko. Suaugusios Burmilos gan ramios, su jomis patogu keliauti. Be to, tai viena iš veislių, kurias galima vedžioti su petnešomis. Burmilos mėgsta tyrinėti aplinką. Ypač smalsus Burmilos kačiukai. Augdami jie mėgsta patikrinti, kas sudėta ant spintų, spintelių ar nėra palikto maisto. Tokios katės nori žaidžia įvairiomis šluotelėmis ir kitais katėms skirtais žaislais. Jūs žinoma pastebėjote, kad Burmilų akys atrodo lyg padažytos, tai yra su juodais apvadais. Pačios akys būna įvairių spalvų, žalios, net smaragdinės. Spalvos išimtis taikoma pavyzdžiui kreminės kailio spalvos Burmiloms. Jų akys gali būti gintarinės. Tikroji akių spalva, kitaip negu kailio, turi išryškėti iki metų amžiaus. Šiam kačiukai dar 7 mėnesiai ir jo akis tik pradėjo keistis. Na, kai kurie kačiukai jau 3 mėnesių žavi žaliomis akimis, tai ypač vertina kačių ekspertai parodose. Burmilos tikras šeimos džiaugsmas. Jeigu ieškote draugiškos, švelnios ir elegantiškos katės, galbūt ši veislė skirta būtent jums. Prenumeruokite mūsų kanalą ir apie kates bei kitus gyvūnus sužinokite dar daugiau.